Kaip įdėti nuorodą iš interneto, YouTube ar kito puslapio į mūsų kursą. Tarkim, antrai savaitėj, ne pirmai, antrai, turim paskaitą apie bevielius tinklus. Ir susiradom YouTube gerą filmuką, gerą pamokėlę apie bevielius tinklus. Spaudžiam pridėti veiklą ar resursą. Susirandam URL. URL reiškia nuorodą. Išorinė nuoroda, tai yra iš interneto, iš kitų resursų. Tai pridėti. Tai pavadinimas. Bevieliai tinklai. YouTube.com medžiaga apie bevielius tinklus. Ir tiesiog nusikopijavus nuorodą iš YouTube ar kito puslapio, ją čia įklijuojam. Vėlgi kaip jinai bus rodoma automatiškai. Aišku, geriausia, kai darom nuorodą į kito puslapio resursą, ar YouTube, ar kokio kitos medžiagos, kitame puslapio patalpintos medžiagos geriausia naudoti šokančiame lange. Tai yra atsidarys naujas langas ir tame lange bus vaizduojamas tas resursas, nes priešingų atveju, kai tam pačiam, tai studentai gali pradėti uždarys ir automatiškai tada atsijungs nuo YouTube Moodle sistemos. Taip, išsaugoti, grįžti paskaitą. Ir matom, turim nuorodėlę, bevieliai tinklai, paspaudžiam ir matot, atsidaro naujas langas. Ir čia YouTube'o. The center of your home network will be the router. Paskaita. The router connects your home network to the internet